Monika, metas rimtėti, reikia rinkti studijas. Tomai, tikrai, kur žadi studijuoti? Aš norėčiau studijuoti čia, Šiauliuose, esu tikras patriotas. Aš norėčiau likti pas mamą ir taip pat likti Šiauliuose. Ką norėtum studijuoti? Man patinka kosmosas, raketas, mechanika, kompiuteriai, būsiu inžinierius. O žinok, man patinka grožis, norėčiau būti kosmetologė. Ar ne? Tau labai tinka. Žiūrėk, kas čia? Čia pildosi svajonės. Studijuoju verslo informatiką, džiaugiuosi, kad pasirinkau šią specialybę, nes tai yra programavimas, tai yra kūryba, kuriai nėra ribų. Džiaugiuosi, kad esu viena iš tų studenčių, kuri sulaužė mitą, jog tai yra tik vyriška specialybė. Kviečiu merginos prisijungti prie šios specialybės, kad galėtume įrodyti, jog ir mes galime konkuruoti su vaikinais ne tik studijuose, bet ir darbo rinkoje. Studijuoju Šiaulių valstybinėje kolegijoje informacinių sistemų technologijos. Pasirinkau šią specialybę, nes mėgstu dirbti kompiuteriu, negaliu be jo, galim pasakyti, gyventi. Yra labai didelis potencialas, labai geras atlyginimas, baigus kolegiją. Jeigu esi protingas, mėgsti dirbti kompiuteriu ir kompiuteris yra visas tavo gyvenimas, tai prisijunk prie mūsų. Studijuoju multimedijos technologijas. Per pirmus metus man įstrigo geri draugai, draugiški dėstytojai ir įdomios paskaitos. Noriu studijuoti, ateik ir tu. Mano studijų programa – automatiniai ir elektroniniai įrenginiai. Pagrindinė priežastis, dėl ko pasirinkau šią studijų programą, turbūt ta, kad yra iš tikrųjų Šiauliuose, ne tik Šiauliuose, visoje Lietuvoje, didelė paklausa automatikų ir elektronikų specialistų. Apsispręskite, ko norite iš gyvenimo, o kai sugalvosite, tai eikite tiesiai, drąsiai ir iki galo. Studijuoju elektros energetiką. Šią specialybę pasirinkau tam, vien todėl, kad visi prietaisai, visi įrenginiai yra susijęs su elektra. Jie kitaip paprasčiausiai neveiks. Įstojęs čia, sužinojau, kad dauguma grupiokų mokykloje net nesimokė fizikos. Nepergyvenkit, ko mokykla neišmokė, čia tikrai išmokys. Įsikalkite galvą, mokantis elektros energetikoje, svarbiausiai nekišti rankų, kur nereikia. Prieš metus baigiau Šiaulių valstybinę kolegiją. Sėkmingai susiradau darbą, dirbu pagal specialybę, autotransporto elektronikos inžinierius esu. Taigi norėčiau palinkėti jums visiems sėkmės, renkantis gerą specialybę. Šiuo metu praktiką atlieku Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Studijuodamas čia išmokau atlikti visus važiuoklės remonto darbus. Šiuo metu keičiu stabdžių kaladėles. Po to darysiu šiai mašinai suvedimą. Visus, kurie domisi automobiliais ir jų techninę priežiūrą, kviečiu apsilankyti Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir studijuoti automobilių techninio eksploatavimo studijų programą. Aš esu trečio kurso studentas, šiuo metu atlieku baigiamą praktiką Radviliškio lokomotyvų depe. Per 3 metus man reikėjo blaškytis, visas 3 praktikas atlikau čia. Norite tikros specialybės, stokite Šiaulių valstybinę kolegiją. Statyba Lietuvoje klesti, todėl rinkitės statybos studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Neįsivaizdavau, kad studijuodama aplinkos apsaugą galėsiu teorinės žinias pritaikyti praktikoje. Ar žinote, kas čia yra? Čia atliekame tyrimus dirvožemio, kurį perdirbo Kalifornijos sliekai. Taigi, siūlau rinktis aplinkos apsaugos specialybę. Tikrai nenusivilsite. Sakoma, jeigu nori nedirbti, reikia turėti mėgstamą darbą. Šiaulių valstybinėje kolegijoje gavau viską, kad galėčiau dirbti mėgstamą darbą ir padėti žmonėm. Šiuo metu atlieku savo baigiamąją praktiką Vokietijoje, Vilniaus technikos universitete. Į Vokietiją pavyko išvažiuoti pagal Erasmus studijų programą. Tai atsitiko visiškai atsitiktinai. Gavau pasiūlymą iš akademinio mobilumo centro mūsų kolegijoje pasiūlymas dalyvauti visiems norintiems pasirinkti savo ateitį toliau po mokyklos, tęsiant studijas, toliau mokytis. Siūlyčiau rinkti šią specialybę, nes manau, kad dauguma žmonių net nesupranta, kokia iš tikrųjų yra bibliotekos reikšmė. Tai ne tik knygų dėliojimas į lentynas ir sėdėjimas prie stalo. Tai visi norintys turėti gyvenime kažką įdomaus, turėtų rinktis būtent šią specialybę.
Aš pasirinkau informacijos paslaugų specialybę, nes mane patraukė pati informacija. Informacija yra labai įdomus terminas, kuris apima labai daug sričių. Tos sritis yra muziejininkystė, bibliotekininkystė, archyvų įvairūs padaliniai bei įvairūs informacijos sektoriai. Taigi, mielas dvyliktokė, patariu studijuoti tau šią specialybę, nes informacija tai labai platus mokslas. Ir ne veltui vienas išmintingas žmogus pasakė: valdai informaciją, valdai pasaulį. Juk Aristotelis sakė: nemokėdamas kalbėti, karjeros nepadarysi. Kad tikėdamas šiais žodžiais ir jie, nusprendėme pasirinkti Šiaulių valstybinės kolegijos siūlomą organizacijos komunikacijos vadybos studijų programą. Tokia studijų programa Lietuvoje vienintelė. Galėsime dirbti padalinių vadovais, vadovų asistentais, viešųjų ryšių atstovais, dirbti įvairiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Tad tuos, kurie nori tobulėti, mokytis bendravimo meno, kviečiame rinktis Šiaulių valstybinės kolegijos organizacijos komunikacijos vadybą. Esu Pakruojo poilsio ir turizmo centro direktorius. Šiam centrui vadovauju jau daugiau negu 4 metus. Mūsų kolektyve Pakruojo poilsio ir turizmo centre dirba net 3 studentai studijavę ir baigę Šiaulių valstybinę kolegiją ir būtent turizmo administravimo specialybę. Labai norėčiau padėkoti savo anglų kalbos dėstytojai, kuri iš tiesų per 3 semestrus paruošė mane tokiam lygmenį, jog aš laisvai dabar galiu kalbėti anglų kalbą. Rekomenduočiau studijuoti turizmą dėl to, kad tai yra iš tikrųjų labai įdomi specialybė, puikia galimybė atskleisti ir realizuoti save karjeroje, ypač jeigu esate komunikabilūs, mėgstate bendrauti su žmonėmis ir visą laiką ieškote kažkokių tai naujovių ir iššūkių savo pačiam, pirmiausia savo pačiam. My name is Kavaljit Kaur and I came from India and my city KPT and I feel very happy on here. My name is Paramjit Kaur and I came from India, state Punjab and city KPT and I came here Lithuania for my further study. But when I came here, really I can't tell you, I feel very relaxed and very comfortable with teachers, with students. They are very amicable with us and I want to say the Lithuania study is best in all the world. Dirbti įmonių ir įstaigų administratoriumi tai nėra vien tik sunkus ir varginantis darbas. Tai kur kas daugiau nei tu gali įsivaizduoti. Šiandien aš moku valdyti įvairią biuro įrangą. Rytoj mokėsiu valdyti ir kompaniją. Pabandyk ir tu. Tau tai pavyks. Mes esam trečiakursiai priekybos vadybininkai. Iki studijų pabaigos mums liko keli mėnesiai. Dabar rašome baigiamuosius darbus. Jeigu tu esi darbštus, kūrybingas ir mėgsti pinigus, rinkis priekybos vadybos specialybę. Esu šiaulietis ir man patogu čia studijuoti. Įsivaizduokit, esu pirmakursis, visi skatina mokytis. O aš jau dirbu ir sugebu mokslą derinti su darbu. Todėl linkiu kiekvienam būsimam studentui pasirinkti verslo ekonomiką. Todėl, kad ši specialybė ne tik svarbi, bet ir įdomi. Kiekvienam dvyliktokui linkiu pasirinkti savo kelią, nes aš savo jau pasirinkau. Visą gyvenimą norėjau studijuoti kažką su ekonomika. Ir dabar mano svajonė pildosi. Visada turėjau verslininkės gyslelę, todėl būtent pasirinkau verslo ekonomiką. Žinios, kurias gavau dabar studijuodama Šiaulių valstybinėje kolegijoje, yra labai vertingos ir jau dabar aš jas galiu pritaikyti praktiškai. Todėl kiekvienam dvyliktokui linkiu turėti savo tikslą ir jo siekti. O aš pasirinkau buhalterinę apskaitą. Ja pasirinkau dėl to, kad mano mamos sesuo yra buhalterė. Ji man parodė, ką gali, ką veikia buhalteris. Dėl to ir įstojau į Šiaulių valstybinę kolegiją. Čia tikrai nesigailiu, kad įstojau, nes čia yra daug draugų, galima gauti daug informacijos ir taip pat galime jau pritaikyti įgytas žinias. Todėl kiekvienam linkiu būti budriem, nes tai dabar labai populiari specialybė. Studijuoju finansus. Šioje įmonėje atlikau praktikas. Čia pasiliksiu ir dirbti. Finansai rimtas dalykas, tačiau studijuoti verta.
Kelmės. Aš iš Radviliškio. Bet tai mums nesutrukdė tapti geriausiamis draugėmis. Šiuo metu mes praktiką atliekame Šiaulių Respublikinėje ligoninėje. Nori susirasti draugų? Noriu turėti mėgstamą darbą? Taigi ateik studijuoti į Šiaulių valstybinę kolegiją. Burnos higiena yra ateities specialybė. Burnos higienisto tikslas yra odontologinių ligų profilaktika. Burnos higienisto darbo veikla apima šias sritis: profesionaliosios burnos higienos atlikimą, pacientų mokymą ir dalyvavimą mokslinėje veikloje. Rinkitės ateities specialybę, nes mes reikalingi ne tik Europoje, bet ir čia, Lietuvoje. Aš esu kineziterapijos 3 kurso studentas, dabar atvykau į kolegiją vykstančią konferenciją iš Palangos, kur atlieku praktiką. Kineziterapiją pasirinkau dėl to, kad yra labai perspektyvi specialybė. Galima padėti žmonėms su įvairiausiais sutrikimais, suteikti antrą šansą gyventi. Jeigu jūs domina pagalba žmonėms, ateikite studijuoti kineziterapiją į mūsų kolegiją. Ir nebijokite, čia tikrai nėra nieko baisaus, kadangi mes su visais draugiškai sugyvename. Džiugu tai, kad esu čia ir galiu vykdyti praktinės užduotis, dalyvauti konferencijose, seminaruose, taip pat tobulinti savo žinias ir išbandyti savo jėgas įvairiose kosmetologijos srities konkursuose. Esu 3 kurso studentė, todėl net neabejoju, kad galėsiu, baigusi šias studijas, vykdyti savo individualią veiklą, dirbti kosmetikos kabinetuose, spa centruose, sveikatingumo centruose, taip pat dirbti kosmetikos kabinetuose arba tiesiog toliau tobulinti savo medicininės žinias. Taigi, mielos abiturientės, jeigu jūs norite būti gražios, dovanoti kitiems grožį ir kurti grožį, ateikite pas mus.